Sveiki. Žygiuose kartais taip nutinka, kad susižaloji koją, bet tuo metu yra draugai šalia, tai gali padėti, bet tarkime esi vienas ir tau reikia nukakti kažkokį atstumą. Reiškia, jeigu koja sužeista, tu esi nemobilus ir greičiausiai mirsi anksčiau laiko. Tai pabandysim dabar padaryti tokį eksperimentą, panaudodami kai kurias priemonės, pavyzdžiui, dvišakę lazdą, šiek tiek virvės, dar vieną lazdelę, skarelę ir šiek tiek samanų. Pabandysime pasidaryti ramentą, kuris techniškai turėtų palengvinti kelią. Iš karto pasakysiu, kad užtrukau gerą valandą, kol radau va tokią dvišakę lazdą. Na, bet galbūt galima ir kažkokiais kitokiais variantais padaryti. Taigi, rodau procesą. Lazdos aukštis yra labai individualus dalykas, priklausantis nuo žmogaus ūgio. Tad principas toksai turėtų, kad dvišakis eitų po pažasčiu. Nereikėtų remtis į šitą dalį, čia palikti šiek tiek vietos. Antras žingsnis. Imame skersinį ir pritvirtiname tokiu būdu, panaudodami virveles. Padarėme skersinį, į kurį remiasi mūsų žastis. Šitaip vaikščioti gali būti nepatogu, tai pabandysime pridėti dar ant ištiestos rankos ilgyje tokią rankeną papildomą. Šiaip techniškai galime ir taip vaikščioti, bet galbūt šitai bus patogiau. Štai jau kaip ir turime kažkokį tai rėmą, dabar reikėtų uždengti paminkštinimą kažkaip pasidaryti, kad būtų patogu remtis. Tam reikalui panaudosime elementarią skarelę ir šiek tiek samanų. Štai samaną sudėjome ant skarelės. Turim tokį ilgesnį dešrą padaryti tarsi ir švelniai surišti galiukus. Gautųsi nesuspaustas, bet toksai vat dalykas. Dabar paimame mūsų lazdą ir samanas su skarele pririšame prie šitos dalies. Tai tiesiog apimame ir užrišame. Taigi, o dabar eisime pas mūsų pacientą, kad jisai išbandytų mūsų dirbinį. Tai dar žiūrėk, padariau čia va tokį ramentą, dabar noriu, kad tu išbandytum. Atseit koją susižeidai, tai išbandyk, pasakyk, kaip ten kas su juo yra. Taip. Šonu pasisugau. O, klausyk. Labai gerai. Patogu eiti? Taip. Labai gerai įsiremia. Čia minkšta. Čia papildomai galiu atsiremti ir labai tvirtai atsiremti. Ir pats vaikščiojimas palengvina iš tikrųjų patį vaikščiojimą. Nu tai nueik dabar tenai iki vienos pušies ir grįžk atgal, pažiūrėk. Nu tai čia šiuo atveju dešinė turėtų būti, kad sunkiau ją primeni. Jos beveik neprimena. Nu čia gal minkštas paviršius dar biškį smenga jinai, ne? Bet? Super. Labai gerai. Tai grįžk atgal tada. O kaip jeigu du pasidarius, ar įmanoma būtų su jais be vienos kojos eiti? Manau, reikėtų išbandyti. Na tai gal visai geras daiktas.